Įsivaizduok, atsibundi video žaidimo pasaulyje. Saulė kyla, medžiai ošia, gyvūnai taikiai vaikštinėja. Atrodo ramu, tiesa? Bet štai keista mintis. Jeigu šis pasaulis pradėtų keistis greičiau, nei spėtum iškasti pirmą dejontą. Klimato kaita realybėje vyksta būtent taip. Temperatūra kyla labai sparčiai, kartais užpuola liūtis, kartais sausros. Gamtos pokyčiai yra tarsi koks žaidimo atnaujinimas, kurio niekas neprašė. Ir tai nėra paprastas pasikeitimas. Jis veikia mūsų maistą, miškus, upes, gyvūnus, net mus pačius. Bet štai kas įdomu. Žmonės, o ypač ūkininkai, tampa tikraisiais išgyvenimo herojais. Jie turi prisitaikyti, kurti naujus metodus dirbti žemę, auginti maistą ir saugoti gamtą. Tai vyksta visame pasaulyje, o kartu ir Lietuvoje. Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą, ūkininkai skatinami auginti maistą ekologiškiau ir atsakingiau, sodinti įvairesnius augalus ir saugoti nykstančias augalų ir gyvūnų veislės. Ūkininkai taip pat diegia naujas technologijas, įrengia saulės energijos elektrines, modernę žemės apdirbimo mašinas, kurios mažina taršą. Juk panašu į tai, kaip pasistatyti savo žaidimo pasaulyje automatinę fermą ar energijos sistemą. Tik čia tai daroma realybėje, kad mūsų ateitis būtų švaresnė. Tai tarsi perėjimas nuo lengvesnių prie profesionalių žaidėjų strategijų. Daugiau mąstymo, daugiau kūrybiškumo, daugiau naudos gamtai. Strateginėme plane taip pat numatytos priemonės padeda saugoti dirvožemį, kad jis neišdžiūtų ir nevirstų dulkėmis. Saugomi miškai, kad jų medžiai nesirgtų ir nesudegtų. Saugoma laukinė gamta, kad ji išliktų gyva ir įvairi gyvūnų bei augalų rūšimis. Tarsi turėtume realų pasaulio išsaugojimo mygtuką, tik jį kuria ne kompiuteris, o mes patys. Ir štai dar viena mintis. Nors klimato kaita yra didelis iššūkis, mes nesame tik žaidėjai neturintys galių. Mes turime įrankius, žinias ir galimybę keisti pasaulį, net jei iš pradžių tai prasideda nuo mažų veiksmų, tokių kaip pasodinti vieną medį ar pasirinkti valgyti ekologiškus bei vietinius produktus. Jeigu mes galime pastatyti ištisus miestus iš kubelių, tai tikrai galime pasirūpinti planeta, kurioje gyvename. Klimato kaita nėra žaidimo pabaiga, tai tik naujas žaidimo lygis ir jį pereiti mūsų visų misija.